Ai, dabar va, parodysiu, kaip va šį čia sugrįžome vėl. Čia jau Augustas dirbo, kiek? Turbūt 4 dienas, 5. Daugiau. Gal net ir daugiau, va, dažė visą hitutę. Tai dabar jau liko labai gerai tik tais tuos surūdijusius kablius prikabinti. Labai sėkmingai čia kabinasi jie. Va čia jau tokį gražų prikabino, va. O vasarą vis taip naudot galima gražiai. Va kokie kabliukai. Yra skylutės. Tai čia tau net to atsuktuvo nereikia gerojo. Tiesiog čia sukti. Pats įsisuka. Va kokie surūdėję kabliai. Jos galim irgi buvo nudažyti iš tikrųjų. Tai. Nors gal ir nutrupėtų. Nu. Einu parodysiu tą vietą, kurią rodžiau prieš tai. Kur buvo žalia. Va, kokia graži siena. Blizga, net raudona, graži, tipinė spalva hitų. Labai gražu. Ir visa šita savaitė, jinai, nu, tiesiog nuostabi. Va šitokios va saulėtos dienos. Aišku, va matosi sniegai aplinkui. Dar kartą į tą vandenį krioklinį norisi parodyti. Oi, Dora džiaugiasi būdama saulėje, labai gera. Tai va, tai labai tiko remontams, va koks tai gražus mūsų namukas. Va, ir meistras, dažytojas nuostabusis. Ir langų keitėjas. Ai, jo, buvo užstrigusios duris, mušėm langą, keitėm langą. Oi, čia istorijos buvo, bet neturėjau vlogiuko ir nepavloginau dėja. Va, dabar tik tai džiaugiuosi, kaip gražiai namukas atrodo. Ir net va čia va palėpė nebuvo dažyta. Tai sugėrė milijonus dažų, kol va tai va gražiai tapo padaryta. Nu ir šiandien dar sandėliuką su tuliku reikia išdažyti. Va, šį čia toksai lauko tulikas. Labai tvarkingas, va, net baltais dažais išdažytas, bet grindys, va, drėgnos ir reikia jas patepti. Aš nežinau, kaip bus ant, va, čia drėgna viskas. Tai ant drėgnos dažant, bet dažai dabar visi, kurie liko, tai truputį pradžiuvo lenta. Šiaip tai čia kilimas būna užtiestas, bet po apačia, va, drėgmė drėksta, ką darysi. Tai va, toksai tulikiukas. Ir va, sandėliuką šitą reikia nutepti. Labai gražu, kai dažais patepam. Va, vakar 2 lentas kaip patepė, o kitas vaizdas, dažai tai puikus. Labai geri dažai. Iš šitos pusės, va, kaip žalia. Tai kai pereisim tais tepimais, tai bus tai liuks. O, koks geris. Miškuose, laukuose. Po sniegus, grina morė, viskas užsimiršta, visi rūpesčiai. Labai gerai. Puiku. Va, o sandėliukas tai iš viso nedažytas. Buvo. Tai dabar kaip bus čia gražu. Va, kokia hiptelė spalva paeis. Čia dar grindys reiks kažkaip tai patepti. Va, jau kur turim dažų dar likučių. Jau kur patepta, tai va, kaip gražiai atrodo. Kažin kiek dažų užteks apeiti, turbūt viso tai neišeis. Gali išeiti. Adora ant sniegų, paskutiniais sniegais džiaugiasi, taip? Paskutiniais sniegais džiaugiasi. Greit nutirps, Darutė nebebus. Jau ir trynėsi, ir visaip čia jinai. Labai mėgsta žiemą. Taip, Dora. Labai mėgsti žiemą ir sniegą labai mėgsti. Ir uodų jau yra. Dar gegužio nėra, o uodai jau skraidžioja.
Nu, va, darbelis vyksta. Kaip pabaigs, dar reiks pasižiūrėti, kaip atrodys. Pagražės, aišku. Nu va, kaip gražu čia pasidarė. Ai. Koks grožis. Bet dabar jau dažai baigėsi. Ir va šitai sienai nebeužteks. Как жизнь. Nebebus jau čianai pilnai. Nes va, jau dugnelis. Jau dugnelis. Nu gal, o gal dar ir užteks. O viršaus netepi iš pradžių. Šito va? Ne, nu va šitos lentos va čia viršai. Ai, nu gerai, ištepu. Tai va, toks pusiau lūptas, pusiau skustas namelis Čia bus. bus tokia savotiška siena. Meninė. Su žaluma. Nu va, bet čia tai labai gražu. Jo, čia nežiūrėkit, žiūrėkit ten, kur gražu. Nu, čia fasadas. Čia va ateini nuo namuko, labai gražiai atrodo ir čia gražiai. O, krioklys kaip veržėsi. Puikiai. Ir saulutė dar šviečia. Tai va. Graži mūsų dienelė. Paskutinė dienelė Augusto. Išvažiuoja šiandien. Matai va. Vyksta darbas, Iki paskutinės minutės. varom, prakaituojam. Šiąnakt išvažiuojat.